Pirmininkavimas tai yra, aišku, savaime iššūkis mums, mūsų komandai, visai valstybės tarnybai, bet kita vertus tai ir didelė galimybė ir didelė garbė. Tai yra tiesiog fantastinė reklama valstybei už labai nedidelius pinigus, parodyti, kas mes esame, kad mes sugebame, kad mes esame tikrai šiuolaikiška Europos tauta. Tai tiesiog puikiai reklama. Tokios kitos, kitas atvejis pasitaikys po 15 metų, turbūt geriausia atveju. Tiesiog atėjo laikas, kai mes turime prisimti tą atsakomybę ir atlikti garbingai bei profesionaliai šią pareigą. Mes vis dar save laikome nauja valstybė narė, nors jau 9 metai kaip ES nariai. Pirmininkavimas, manau, nubrėžia tą žingsnį, peržengi, tampi tikruoju nariu ir nebe nauju nariu. Tu supranti iš tikrųjų, kaip viskas vyksta, galutinai aišku visą virtuvę ir žinai, ką daryti siekiant savo rezultatų gerų. Tai peržengimas į kitą etapą. Visada teigiame ir tebe teigiu, kad reikia Europos Lietuvoje daugiau ir daugiau Lietuvos Europoje. Tai pirmininkavimo laikotarpis yra pats geriausias laikas tą įtvirtinti. Mums visiems ir ypač valstybės tarnybai tai yra išaugimas ir supratimas, kad tai, kas vyksta Briuselyje, nėra kelių biurokratų ar čia kelių dešimčių biurokratų dirbančių ar diplomatų dirbančių atstovybėje reikalas. Tai yra visos Lietuvos valstybės tarnybos reikalas. Lietuva iš tikrųjų gauna daug naudos iš buvimo Europos Sąjungai, tai iš tikrųjų jos buvo sėkmingas strateginis pasirinkimas narystė Europos Sąjungoje. Tai ir Lietuvos saugumas, tai ir dalyvavimas vidaus rinkoje, tai yra galų gale ES fondai skirti Lietuvai pasivyti ekonomiškai ES. Tačiau šiuo metu mes turim galimybę padaryti savo įnašą, savo indėlį į ES. Pirmininkavimas ES tarybai nėra lengvas uždavinys. Tikrai artėjantis pusmetis bus sunkus uždaviniai, dideli. Pirmiausia, kolegoms palinkėčiau stiprybės ir ištvermės, kurios tikrai reikės šiame pusmetyje. Kolegoms labiausiai linkiu ištvermės, šaltų nervų, sveikatos. Kadangi mūsų toks darbo pobūdis, turime reikalų su krizėmis, tai labai tikiuosi, kad tų krizių ir neramumų bus mažiau, bus daugiau politinio sutarimo ir politinių sprendimų. Palinkėčiau laikytis, palinkėčiau sveikatos ir pabandyti netgi šiam tokiame įtemptame laike tausoti save. Kita vertus, netgi šiame etape tikrai neužmirškim, kad turim artimuosius, nors ir tikrai turėsim mažiau laiko praleisti su jais, bet tai yra tikrai labai svarbu. Ir kaip anglai sako, have fun. Tai bus sunkus laikotarpis, tačiau tai vis dėlto bus fun.